Gerą dieną. Šiandien ateinu su tavim pasidalinti įkvėpta savo interviu podcast'o, kurį daviau prieš kelias dienas ir noriu pakalbėti šiandien apie tai ir pasidalinti su tavimi. Tai žinoma apie savo skyrybas, apie savo kelią, suvokimus ir temą gal įvardinčiau netgi taip, skyrybos tai yra tikrojo savęs pažinimas, ar tai pati yra didžiausia kančia, kuri gali tęstis visą likusį gyvenimą. Kažkur internete pamačiau tokią žinutę, kad viena nuostabi moteris, kuri dirba su moterimis, tai yra gražina, puošia, daro makiažus, kviečia moteris pasidalinti savo istoriją. Gyvenimo istorija susijusi su antrąja puse. Ir papasakoti, kaip viskas susiklostė, ką išmokom iš tų patirčių ir kur visą to, ar ne, lik nuvedė. Ir tą jausmą iš tikrųjų jaučiau, kad aš noriu pasidalinti ir čia, nes ir čia žinau, kad yra moterų, kurios taip pat yra galbūt išgyvenusios skyrybas, o gal netgi ir vyrai. Šitas mano pasakojimas tikrai tinka abiems lytims ir tikrai nei vieno neišskiriant, bet tuo pačiu galbūt pagalvojant apie savo gyvenimo kelią ir apie savo išgyventas patirtis arba patirtis, kurios vyksta dabar šiuo metu, kur reikia apsispręsti, ar toliau tęsti santykį su antra puse, ar visgi daryti išvadas ir dėti paskutinius taškus. Tai nežinau, kiek tekės per mane mano pačios istorija, kiek mano siela yra pasiruošusi atsiverti šitai galimybei. Šios temos aš neliečiau niekur, nes tai buvo man labai skaudu, labai trapu ir labai gilu. Ir galbūt netgi ir paskutiniai įvykiai susiję su antrąja puse, kurią irgi, manau, pasidalinsiu vėliau, irgi dar kartą įkvėpia moteris neapsigauti ir vėl neužšokti ant to pačio grėblio. Tai mano istorija bus irgi apie tai. Tai žinoma, jeigu pažiūrėjus atgal ir atsukus plokštelę ir tuo metu būnant užhipnotizuotai, aš taip kartais mėgstu sakyti, vyrai moka labai gražiai kalbėti, labai gražiai prieiti prie moters ir kam yra duota galia tokia, tai žinoma, jie tą padarys. Aš šiandien nevardinsiu antrųjų pusių su kažkokiom diagnozėm, nes jeigu mes vardinsim diagnozės, tai reiškia tuo pačiu ir savo diagnozę prisikabinsim. Tai galiu tik pasakyti tiek, visos sielos atėjusios į žemę turi vienas ar kitas diagnozes ir čia atėjo būtent pagydyti. Tai yra išgydyti save ir pereiti į kitą aukštesnį lygį. Tik klausimas, vieniems to reikia, yra noro ir jėgų, o kitiems galbūt yra gerai taip, kaip ir yra. Tai va, tai mano istorija iš tikrųjų prasidėjo labai gražiai ir aš vadinčiau gal stebuklu ir tuo metu ir tai tikėjau, bet iš tikrųjų tai, kas buvo nulemta ir tai, ką siela nusprendė susipažinti su ta siela šitame gyvenime, buvo tikrai užprogramuota, nes tai, ką aš jums papasakosiu, jūs sutiksit, kad tai tikrai yra vedimas iš aukščiau. Taigi aš buvau jauna, be galo turėjau daug gerbėjų, studijų laikais net man dainavo serenados bendrabučio koridoriuose arba po langais, arba nešė dovanas ir kvietė nežinau kur tik tai nori, tačiau nuo pat pirmo žingsnio aš jaučiau ir žinojau, kad žmogų reikia rinktis ne pagal jo turtus, ne pagal jo automobilius, ne pagal jo uždirbtus pinigus banko sąskaitoje. Reikia žmogų rinktis su tuo, su kuriuo tau gera būti ir kur tu jauti tai, ko negali net nepaaiškinti.
Ir mano buvo tokia labai klaidinga nuomonė, įsitikinimas, kad jeigu jaunesnis vyras, tai yra tabu. Na, bet kaip sako, ten, kur yra tabu, Dievas tau ir man duoda iššūkius. Tai negana to, kad sakiau tabu rusų kalba, tai dar ir davė, žinoma, jaunesnį beveik 5 metais man vyrą. Ir tuo metu, kai vyko susitikimas, o susitikimas organizavo man tuo metu draugystėje, ar ne, tęsėm draugystę su viena drauge, nors ta draugė buvo tikrai neilgai mano dar gyvenime atėjusi, tai tik studijų laikais. Jinai su draugu draugaudama sako, mes eisim vieną tokį gražų renginį. Tai yra šokių kažkokį tai renginį. Ar tu nori ten eiti? Ir aš sakau, gal aš neeisiu, ką aš ten vieną veiksiu, jūs tai kaip pora, o ką aš ten vieną veiksiu. Ir jinai sako, ateina vieną dieną ir sako, žinai, ką aš nupirkau bilietus ir savo ir draugui, ir nupirkau bilietą tau. Ir aš pradėjau maištauti, aš neisiu, kodėl tu nupirkai be mano leidimo. Ir paskui pagalvoju, o kodėl ne, juk yra šansas pabūti ten, kur nebuvai, nes iš tikrųjų tokiam renginy dideliam, to Rimpelis beje vyko, šalia jo aš gyvenau, netoli prie Neries ir galvoju, kodėlgi ne. Tai va, ir mes ten nuėjom ir žinoma savo pasakiau, kad, ašgi esu graži moteris, kaipgi aš galėsiu ten viena būti, ne. Tai va, ir pasirodo ten prie jos draugo atėjo kiti draugai, kurie irgi matyti netikėtai jie susitiko ir pas mus gavosi tokia nemaža grupelė, kur mes kartu šokom, ten, žodžiu, linksminamės ir visa kita. Ir tą vakarą mane užkalbino 2 vyrukai. Tai yra buvo vienas vyresnio amžiaus, o kitas jaunesnis. Ir tas, kuris buvo vyresnis, paėmė iš manęs telefoną, bet mintise paskutiniu metu mano kaip studentės buvo toks intencija, kad, jeigu telefoną paima, turbūt pasipildo savo užrašų knygeles ir pamiršta po visų linksmybių vartojimo alkoholio ir nepaskambina. Tai taip ir atsitiko. Tas vyresnis taip man ir neparašė, o jaunesnis, tai yra mano eks-vyras, man parašė. Ir aš tuo metu, kai jį pamačiau, aš galvojau, kad jisai, metais koks nors jaunesnis, tikrai nebeveik 5. Ir kas atsitiko? O atsitiko tai, kad ir jam draugas gimtadienio proga nupirko bilietą į šį renginį. Kaip jūs manote? Tai likimas ar nelikimas? Aš manau, kad tai yra labai stiprus likimas, tai yra vesta iš aukščiau ir drįsčiau šiandien sakyti, tai yra sielų susitarimas. Tarp tų 1000 žmonių, gal nepilnai 1000, nežinau kiek ten, 100 kelių, toj salėj, būtent susitikti, ar ne, ir užmegzti tą bendravimą. Ir žinoma, aš lygiai taip pat daviau numerį ir galvoju, tikrai nieks man nebeskambins. Deja, apsirikau ir prasidėjo bendravimas. Bendravimas buvo gal pradžiai ir įdomus, bet kai sužinojau, kad kiek jam metų, tai yra tas žmogus, kuris ką tik pabaigęs mokyklą ir įstojęs tik 1. kursą studijuoti, aš išsigandau. Nes aš galvoju, juk aš atvažiavau į Vilnių ir man buvo 19 metų, tai buvo mano gyvenimo tik pradžia, tikro gyvenimo pažinimas, to jaunimo pažinimas, ką šis žmogus gali man duoti, jeigu mano jau širdis, o man ėjo 23-24 metai, kągi žmogus gali duoti, kai man jau norisi kurti šeimą. Bet kaip ir sako, kaip ir yra lemta, tu nuo to nepabėgsi. Tai va, ir aš, žinoma, suteikiau galimybę susitikti vieną kartą ir pamačiusi supratau, kad, aš tikrai nenoriu žmogaus įskaudinti, kad sutelkti ten kažkokių tai minčių. Aš galvojau, kad, tikrai čia nieko nebus ir mes pabendrausim, viskas tuo ir pasibaigs. Deja, niekas nepasibaigė. Prasidėjo draugystė, ką šiandien ir klausantis visai nesenai išgirdau, kad kai draugystėje yra daug kalnelių, daug trukdžių, tai jau irgi yra ženklas, kad tai yra labai stiprus žmogus, atėjęs mokyti, suteikti daug patirčių
ir keisti, ar ne, tam tikras gyvenimo momentus. Tai tų kalnelių buvo ir kadangi aš nesuvokdama, kodėl aš nutraukiau mūsų bendrystę ir taip nutraukiau, kad atjungiau visus saitusius telefonus ir nusprendžiau daugiau neskirti laiko. Praėjus mėnesiui tas žmogus apsireiškė ir kai vyko susitikimas, aš negalėjau niekam paaiškinti ir dabar gal net negaliu paaiškinti, bet ten buvo tikrai kažkokios tai kaip dvasios aukštesnėsės sujungimas, nes tas buvo susitikimas toks stiprus, kad aš jau tada supratau, kad kažkas čia įvyko daug daugiau ir aš negalėsiu iš to pabėgti. Tai va, tai, kas yra lemta gyvenime, susitikti bet kokį savo antros pusės asmenį, ar ne, tiek vienas kitam, tiek moteriai, tiek vyrui, yra tikrai lemta ir nubrėžta. Ir tokių likimo didelių įvykių neįmanoma, manau, pakeisti. Aš drįsčiau teigti ir viena man mokytoja lygiai taip pat, vienintelė, pas kurią esu beje daug praėjusių mokymų, patvirtino, kad visus sielos užrašus, visus didelius patyrimus, tai ir vaiko gimimas, kelionė, galbūt persikraustimas į kitas šalis, kur reikia tikrai priimti labai rimtus sprendimus, siela pasirinko ir tai bus. Kodėl aš sakau? Nes aš būdama labai jauna mokinė 11 klasėje, nesuvokdama irgi dabar žiūrint, kodėl, draugė nuvedė pas būrėją ir man ten būrėja pasakė tai, ką aš prisiminiau vėliau. Ir tuo metu būdama jauna, dar atsimenu, nusijuokiau, nusišypsojau ir galvoju, nu ne, pas mane tai tikrai taip nebus, aš tikrai turėsiu vieną vyrą. Tai va, tai, atsitiko taip, kaip atsitiko, to vyro šiandien jau nebėra. Aš nežinau, gal ir jam Dievas duos šį video peržiūrėti, tai su didelė meilė ir pagarba jam ir savo istoriją, dar mielos moteris ir vyrai, noriu jūs įkvėpti ir parodyti, kad skyrybos tai nėra pasaulio pabaiga, tai nėra skausmas, kuris gali tęstis per visą gyvenimą. Tai yra naujos evoliucijos žmogaus pradžia. Ir dalinsiuosi tik savo patirtimi. Tai va, tai žinoma, kelionė su šiuo žmogumi tęsiasi beveik 10 metų, kurio metu gimė nuostabi dukra. Tai yra mano pati didžiausia gauta dovana, kuri nėra neįkainoma. Žinoma, buvo daug gražių akimirkų, daug išgyvenimų, bet kaip sako, kas yra lemta išgyventi nuo pat pradžios, nuo pat pirmų ženklų. Tai pavyzdžiui, tokie ženklai buvo, kaip dabar atsimenu, padovanotas pakabutis, stiklinis toks, kur galima įdėti 3D vaizdą, nuskilo kampas ir kitas labai stiprus ženklas buvo per vestuvės, kai man filmuojantis kažkur tai Trakuose nulūžo nagas. Ir tai buvo 4. nagas ir aš galvojau, ką tai reiškia. Tai 4. tai ir buvo santuokos pirmas toks tragiškas mano tuo metu gal ne įvykis, kai aš sužinojau, kad man žmogus yra neištikimas. Ir tada atrodė, kad visa žemė iš po kojų slysta, kad aš nieko negaliu padaryti ir atrodė, kad viskas tuo ir pasibaigs. Tačiau Dievas buvo paruošęs ir kitą planą, viskas sudėliojęs taip, kad mane gal drįsčiau pasakyti, į tokią būseną, kad aš tuo metu negalėjau išeiti ir palikti to žmogaus. Aš tada supratau, kad aš galiu jam atleisti ir leisti duoti antrą kartą šansą pabandyti, sulipdyti, išsiaiškinti, kas ir kodėl tai vyksta. Žinoma, tai reikėjo ir psichologo pagalba. Bet pasirodo, tai daugiau reikėjo man, negu tai sielai. Ir kad ir kaip
norėjosi sulipdyti tai, kas nebeįmanoma sulipdyti, arba nesuvokiama galbūt tuo metu, dėl ko vis tai vyksta, buvo be galo nelengva. Ir suteikus galimybę antrą kartą, šiandien, aišku, turėdama tokį didelę patirtį, galiu drąsiai sakyti, kiekvienam žmogui reikia priimti tokius sprendimus. Arba suteikti, arba nesuteikti. Aš antrą kartą to tikrai, manau, gyvenime rinkčiausi kitą variantą, nes tai jau ir yra ženklas, kad sielos susitiko atiduoti skolas ir keliauti skirtingomis pusėmis. Nes tikroji nuoširdi meilė, kur yra pastatyta nuo pirmų dienų, be manipulacijų, be ieškojimo, ar tu turtingas, ar neturtingas, ar tu pasiekęs, ar nepasiekęs, ir taip toliau, tai ir rodo, kad kažkada viskas ateis į pražūtį. Ir tai, ko protas ieško kaip saldainio popieriuko, bet nemato gylio, anksčiau ar vėliau viskas baigėsi. Ir tik tai po kažkurio laiko gyvenimo pamokų kitų su kitais žmonėmis galima suprasti, kad ten ir buvo ta tikra laimė. Tik nemokėjom išlukštenti, praeiti patirtis, peraugti į aukštesnį lygį ir žengti toliau. Meilė tai nėra įsimylėjimas. Meilė tai yra viso gyvenimo patirtis ir pamokos. Tiek linksmos, fainos pamokos gali būti ir tiek labai liūdnos su didelėmis pasekmėmis. Taigi, kai santykiuose viskas pradėjo eiti į kitą pusę, aš pradėjau stebėti. Ir kas įdomiausia, kad per tą didelį skausmą, dvasinį numirimą ir atsikėlimą, aš tada pradėjau matyti sapnus. Sapnus, kuriuose mačiau, ką mano buvęs vyras veikdavo. Ir pradžiai aš nepatikėjau, bet paskui pradėjau stebėti, kaip žmogus elgiasi, kas vyksta su juo. Ir tada man Dievas sako, šaunuolė, leisk būti taip, kaip ir yra, o aš tau duosiu dabar ženklus. Tai pirmiausia, kas atėjo, tai atėjo dvi moterys su savo gyvenimo istorijomis. Tai viena iš mano tetų atvyko į namus, o kita atvyko grupiokė, kuri labai pasakojo gražius dalykus, kaip jinai suvedusi vyrų, draugauja, žinodama, kad jo tas draugas turi partnerę ir negali palikti žmonos, neatsimenu, ar su vaikais buvo ar be, nes jam kažkas netinka joje, ką turi žmona, arba ko neturi žmona, turi šitoje. Tai va, aš tik vėliau supratau, po labai kažkurio ilgo laiko šituos ženklus, nes tuo metu aš nemačiau. Tai mieloji arba mielasis, jeigu tau yra tokie ženklai, jeigu tau yra akivaizdų ženklai ir galvoji, kad tai netiesa, tai čia tik rodo, kad ir man rodė, kad tikrai ant veido didelis sluoksnis akinių, kurie iš tikrųjų nerodo to realaus vaizdo. Ir tikrai jaučiu, kad visa aplinka jo pusės žinojo, nes vėliau viename renginyje priėjo prie vienas žmogus ir manęs paklausė, o ką reikia padaryti tokio, kad moteris taptų ištikima savo vyrui, netgi jeigu jis ją išduoda. Aš tada net susimąsčiau, nors tada dar nebuvo įvykęs joks patyriminis tas dvasinis skausmas, šokas, bet atsukus tą plokštelę atgal, aš supratau, kad Dievas kalbėjo per žmogaus lūpas
ir pasakojo, kas vyksta už mano nugaros. O žinoma, vyko visko daug. Tai pirmiausia, santykiuose buvo ne tik čia iššūkiai, buvo labai daug iššūkių ir darbe, nes kai mes ateinam tokį tašką ir visata sako, kad tu turi priimti sprendimus, tu turi daryti išvadas ir tu negirdi, tai tada eina per darbo sferą. Tai ten lygiai tas pats buvo. Ir trečias momentas tai yra sveikata. Tai yra ligos, kurios kartodavos savaitę per savaitę, mėnesį per mėnesį, per mus visus, šeimos visus ar ne asmenis. Ir žinoma, aš tada irgi nesupratau ir nebuvau ant tiek sąmoninga, bet prasitariau vienai savo kolegijai, kuri sako, tu paskaityksi, nemiko, pamilk savo lygą, tu sužinosi, kodėl turi va šitą situaciją. Ir aš nusipirku tą knygą, perskaitau, aš lyg ir suprantu, bet ne per tokį gylį. Ir jeigu dabar pažiūrėti, tai ir buvo ir rodė, kad tas žmogus, kuris atėjo sužaisti šitą rolę kaip vyro ir pažadinti mano esatį, tai reiškia išeiti iš didžiausios kančios, nes žmogus ateina čia kaip kančia, ne ten kažkur, kur mums sako, reikia skristi ten toli ir ten pasirinksi tą ar tą, ten ne apie tai. Čia ateina ir patiria tą kančią. Labai mažuma, manau, žmonių, kurie patiria minimalias kančias, bet ir tai irgi yra kažkokiu vienu ar kitu būdu. Ir dabar tuo laikotarpiu būtent ir buvo. Ką aš sužinojau po to? Aš sužinojau, kad 2012 metais įvyko pirmas visos planetos Žemės evoliucijos energetinis šuolis. Tai 12 metais buvo man irgi keletą ten ženklų, bet jie nebuvo tokie stiprus. Bet 13 metai buvo patys stipriausi, kur sugriovė tą visą kortų namelį, savo fantazijas, kad gyvensiu ilgai ir laimingai su vienu ir taip toliau. Ir kas įvyko tada? Tai įvyko tada, kad supratau, kad taip tęstis nebegali. Ir viduje priėmiau tokį sprendimą, kad reikia viską pabaigti ir uždaryti. Aišku, labai liūdna, kad kai žmonės už tavo nugaros žaidžia žaidimus po atsiprašymo, išdavystės ir toliau tęsia žaidimus, tai aš visada buvau santykiuose atvira ir sąžininga. Ir beje, ką man Dievas irgi taip pat siuntė išbandymą, pažiūrėti, ar aš irgi galiu atkeršyti santykiuose su priešinga lytimi. Deja, man Dievas kažkokiu būdu davė išminties ir aš tą žaidimą nutraukiau, nepradėjau, tik žmogų, kurį sutikau. Iškart supratau, kad tai yra kaip patikrinimas, tiesiog tada viduj supratau, kad pažiūrėkim, kaip tu gali sužaisti. Nes kodėl sakau patikrinimas? Vat ir sako, yra tam tikros stadijos 2 metai, 5 metai, 7, 9 metai, 12. Yra stadijos, kai santykiuose žmonės turi pereiti ant kitų laiptelio. Ir einant vat ant to laiptelio, tai mums buvo 7 metai, atsiunčia patikrinimą, kiek šita siela yra pasiruošusi būti ir pasiryžusi, ar ne, keliauti ir daryti gerus darbus su kitu žmogu. Aš nežinau, iš kur žinojau, bet aš visada turėjau tą tokį, posakį, kurį pritaikydavau visada savo gyvenime. Elkis su kitu taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Ir šitą posakį, šitą gyvenimo būdą aš visada naudoju ir tik dabar žinau pagal numerologiją, kad aš turiu 8, tai yra teisingumo energija. Aš stipriai jaučiau teisingumo energiją. Ir ką nepabaigiau pasakyti, kad kai man įvyko dvasinis sukrėtimas, tai buvo, nežinau, gal mėnesį, o gal daugiau, net nėra paaiškinama, aš skaičiau psichologiškai psichoterapeutų,
kurie prilygina žmogaus mirčiai, kai mama, pavyzdžiui, netenka vaiko, arba dukra netenka tėvų, arba tėvai netenka vaikų, tai yra prilyginama tokiam skausmui, kur visai nesenai irgi iškrito straipsnis, kad tai energetiniam lygmenyje atrodo kaip susiūlai su išraunama širdies visas gunulas ir yra didelė skylė ir ta skylė, bet ir yra tas skausmas, kur būtent ir santykiai pradėjo vystytis klaidingai, gal sakyčiau, ar ne, nu ne tai, kad klaidingai, bet netaisyklingai, ne taip, kaip turėtų būti. Tai va, kadangi jeigu aš ir mano partneris būtumėm buvę daugiau išmintingesni ir daugiau paskaitę psichologijos, galbūt apsilankę ir sužinoję, o kaipgi tą meilę brandinti, kaip ją auginti, kaip sudėtingose situacijose praeiti tas patirtis, nes tai lauks kiekvienoje poroje, netgi keičiant partneris. Žinoma, visada bus ar daugiau ar mažiau, čia vėl priklauso nuo savo gyvenimo patirčių, šio gyvenimo ir praeitų, tai yra karmos, kiek mes prisikrovėm tų akmenukų ir visą tai irgi atspindės, bet kadangi nebuvo tiek išminties, tai mes aišku ėjom visą savo tą patirtį per minusą ir man dėja galimybių nedavė, tai yra aš nesuvokiau, kad aš galiu nueiti pas astrologą, kad aš galiu nueiti pas numerologą. Man tik davė vienintelį įrankį Dievas, nueiti pas vieną labai nuostabią moterį, kuri kortomis ištraukia ir pasako, kas vyksta iš tikrųjų. Ir tai, ką jinai pasakė, aš supratau, kad tai tikrai taip yra, kad tai jau nebe iliuzija, ar ne, ir kad, na, kaip sako, atėjo pabaiga. Taigi, jeigu tu šiandien esi labai sudėtingoj santuokos padėtyje, aš tikrai rekomenduoju ateiti pas mane ir užsisakyti numerologijos analizę. Ten yra parašyta, kodėl jūs susitikot, kokias turit pamokas. Ir pagrindinė priežastis, dėl kurios galit išsiskirti, jeigu abu partneriai, va kaip aš, ar ne, tuo metu ir mano partneris, buvom abu pačiose destruktyviausiose energijose ir būtent va tos priežastys lems padėti tą galutinį tašką. Ir žinoma, kadangi aš turbūt mane klausai ne pirmą kartą, tai esu ta, kuri visą gyvenimą gal tokia buvau besiknaisiojanti, man visada svarbu buvo gylis ir santykyje, bet aš negalėjau prisibesti prie to žmogaus sielos, kuri buvo užsidariusi. Ir taip ir aš, ir tiek tas partneris turėjom didelės traumas atsinešusias iš savo vaikystės, perduotas programas iš savo protėvių su didelė pagarba. Ir jiems linkiuosi ir džiaugiuosi, kad jie man davė galimybę šitame gyvenime atrakinti šitas duris ir nebenugyventi dar vieno gyvenimo ar nesuprasti, kodėl pas mane gyvenime būtent tų nesėkmių yra ruožas. Tai va, ir visa to patirtis, man atrodo, labiausia ką davė, tai man davė didelį pabudimą ir išsivadavimą iš savo kančios. Kodėl sakau kančios? Todėl, kad po kažkurio laiko mano gyvenime pradėjo staigiai keisti sveikatos būseną. Aš atsistojau į savo būseną, kurioje aš buvau. Aš nuo pat vaikystės visada buvau sveika. Ir duok Dieve, kad taip ir toliau, aišku, ten kažkokios minimalios būdavo, bet tikrai palyginus, kai klausaisi žmonių, ar ne, arba palyginę sveikatos istoriją dar tais laikais, ar ne, kokia jų knygelė arba tavo, tai supranti, kad, na, tikrai Dievas davė energijos šitame gyvenime ne šiaip savo, ar ne, tai aš galėčiau drįsti sakyti, kad viskas yra irgi nulemta nuo pat gimimo sielos. Vienos sielos ateina su labai mažu bagažu energijos ir tada sutinka sielos, iš kurių norisi viską imti. O ta siela, kadangi yra
hipnozėje užprogramuota kažkokį etapą gyventi kaip tam robotui, tai drįstu sakyti, ir aš tą praėjau, gyvenau, darbas, namai, lėkimas, vaikas, filmai, televizorė, žinios, visi tie elementarūs dalykai, kurie dar šiandien tikrai pas daug ką, manau, yra. Tai ką aš padariau po skyrybų, tai pirmiausia išjungiau televizorių, nors man ten irgi labai įdomiai susidėliojo, tiksliau atjungė man kabelinę ir aš nusprendžiau, kad aš nebenoriu prisijungti. Tai irgi nebuvo turbūt irgi šiaip savo, kad atsijungti nuo negatyvo ir tada man pradėjo ateiti žinios, informacija, kad mes labai užprogramuoti per filmus, per pasakas, per istorijas, per daug išpūstas istorijas žmonių sėkme ir per daug negatyvo, kur iš tikrųjų vyksta ir labai daug negatyvo ir smurto, fizinio ir to dvasinio. Tai grįžtant prie mano tų emocijų, žinoma, Dievas atsiuntė angelą. Atsiuntė angelą, tai yra vyrą po kelių mėnesių, kuris man padėjo užsiauginti sparnus, gal ir nedidelius, bet suvokti, kad tikrai aš buvau nebe ten, kur turėjau būti. Ir dar galiu pasakyti, kad tas posakis, kai užsidaro vienos durys, atsidaro kitos, jisai yra tikrai 100% veikiantis, nes kai aš likau viena su savo mažu vaiku ir banko paskola ir mažu atlyginimu, ir kai vaikas serga, darbė sako, tu negali paimti biuletenio, aš tavęs neišleisiu, tada Dievas atsiunčia moteris, kaimynės, draugės, mamas, kurios padeda už mažus kažkokius tai atsilyginimus, tik tai todėl, kad aš galėčiau išeiti dar į darbą ar neprarasti darbą. Tai tuo pačiu ir ateina tas vyras, kuris beje atvirkščiai vyresnis už mane 10 metų, su didelė patirtimi, tikrai labai daug visko matęs ir kadangi aš iškart nuėjau studijuoti, paskui, ne iš karto, vėliau turbūt nuėjau veidoskaitą, nes ant veido sužinojau, kad yra parašytos mūsų žmogaus savybės, charakterio būdas, kur išpiešiamos linijos, ar ne, akių forma, ausų forma, lūpų storis, smakro duobutės ir visa kita, kakta aukšta ar žema, ar jinai truputį atsikišusi. Visa tai kalba apie žmogų. Ir kas įdomiausia tai, kad tam žmogui aš labai patikau ir įvyko labai didelis greitis pliūpsnis spaudimo, tai yra noro būti kartu, noro supažindinti su tėvais, aišku, teko susipažinti ir su vaiku, o man tik užbaigus ir tai neoficialiai santykius, kažkur šokti į kitą traukinį, nesugydžiu širdies ir nepasakius taip, mano vidus sakė, kad kažkas čia yra ne taip. Ir aš labai džiaugiuosi priimdama tada sprendimą, kad keliauti su tuo žmogumi nenoriu, kažką man reikia daryti. Taigi aš ką dariau, tai prašiau tada visatos, kad duotų ženklus ir visata man atsiuntė nuostabią moterį pagal Vedas, kuri kalbėjo apie tai, kodėl mes moterys esam vienokios ar kitokios, kodėl mes pritraukiam vienus ar kitus vyrus, kaip dirbti santykiuose, kad santykiai būtų harmoningi, arba daug kitų atsakymų. Ir iš tikrųjų buvau nustebusi, kad per pirmą susitikimą sausakimšoje salėje tiek buvo daug moterų su tom pačiom tais pačiais skauduliais. Ir galėčiau teikti, ir turbūt tu patvirtinsi, žinoma, pasidalink komentaruose, ar čia irgi apie tave, kad ir pas vyrus lygiai tas pats, kad ir vyrai taip pat verkia, ir vyrai savo ieško atsakymų. Ir tikrai žinau, ne vieną vedlį pažįstu, kuris šiandien veda labai stiprius vyriškus užsiėmimus, ir jeigu tave domins, rašyk komentarę, kad tave domina vyriški susibūrimai, ten, kur vyriška energija, kur reikia užauginti ten vyriškus, kaip čia pavadinti, ne sparnus gal, o dar, ne, kurie galėtų paskui būti ant tiek stipri, kad galėtų paskui save vesti moterį, o ne eiti paskui moterį. Tai va, tai mano šita istorija ir prasidėjo nuo to, kad ėjimas į save ir pažinimas.
Ir aš tada supratau, kad aš buvau pasiklydusi savo gyvenimo amplua, kaip rolėje, kaip suvokime, kas yra iš tikrųjų tas gyvenimas ir kaip yra kuriama šeimos institucija, ta sistema, kad jinai stovėtų nuo pat pirmo pagrindo tvirtai. Ir kai ištinka tos visokios iššūkiai, kaip moteris galėtų atsilaikyti ar ne, nepalūžti, tai vat aš tada pradėjau sakyti, kad kiekvienos žinios, kiekviena informacija susijusi su psichologija man užaugino dar didesnius sparnus, tik tai tam, kad galėčiau kažką pasiekti. Ir žinoma, po kažkurio laiko mano protas kalbėjo, kaip tu drįsti būti viena, kodėl tu nesirenki, taigi žiūrėk, kokį pasiūlymą gauni. Ir aš tada supratau, kad aš turiu eiti ir pažinti vyrus, leistis į pažinimą, leisti į pažintis, ar tai vienam kavos puodeliui, o gal mėnesiui, o gal pusę metų ir taip toliau. Ir stebėjau vyrus, stebėjau jų elgseną, stebėjau jų ketinimus ir kaip iš tikrųjų galima nuo pirmo žinutės suprasti, kas tai per žmogus. Kai nėra nei taškelio, nei klaustuko, nei labas, nei pagarbos, arba tokiais iškarpytais sakiniais, anksčiau ar vėliau supratau, kad tai žmonės tikrai ne apie mane, nes aš esu gili, kur man neužtenka parašyti vieno sakinio arba vieno žodžio iškarpyto. Ir sutikto žmogaus gyvas istorijas išgirsti, išklausyti buvo taip pat naudinga ir vertinga, o šiandien galėčiau drįsti sakyti, kad tai buvo taip pat grąžinamos skolos iš praeitų gyvenimų, nes nieko nebūna šiaip sau. Ir aš juokiuosi, bet jau turbūt 5 kartus būčiau galėjusi ištekėti ir turėti viską, pradedant nuo visokiais namais, vilom, turtais, prabanga, automobiliais ar kažkuo. Bet iš tikrųjų antiek vyrai nesuprato, kad ne tai moteriai siūlo ir ne tai yra pirma vieta. Mano gyvenime yra pirma vieta, tai yra tas kontaktas sielos su kita siela ir tas tikras nuoširdus atvirumas. Ir kai tavęs vyras klausia, kur tu gyveni, kiek tu uždirbi, ar čia tavo asmeninis būtas ar namas, ar tu vairuoji automobilį ir kokios markės tavo automobilis, tai iškart rodo, kad žmogus jau eina ne per širdį, o per protą. Tai, ką pastatom iš proto, visa tai, tas kortų namelis ir sugriūna anksčiau ir vėliau. Todėl šiandien ir yra 80%, gal net daugiau, bijau drįsti pasakyti, statistikos nestebėjau, bet tikrai labai daug yra skyrybų. Kai mes pasirinkam ne iš širdies, ne iš tikro gero jausmo būti kartu, o iš kažkokio stimulo, tikėjimo, ėjimo arba manipulacijų ir pasidavimo, nes girdėjom, kad jeigu tau 30 ir tu neištekėjai, kaip tau negėda, jeigu tau 35 ir dar tu vaiko neturi, tai kaip tu čia taip, kaip tu, taigi jau laikas. Tai vat visos šitos programos ir sugadina žmonių gyvenimus ir ko visom jaunom merginom palinkėčiau, lygiai taip pat ir vyrams, subręsti, atrasti save, pažinti per astrologiją, numerologiją, veidoskaitą, kas jūs esate, ką jūs galite duoti savo, kuo jūs galite pasidžiaugti, kuo jūs galite įkvėpti kitus, o nebūti tuo, ko jūs nesat. Nes kodėl sakau, ir labai geras beje filmas Dažnis, jeigu tu jį norėsi pamatyti, taip pat parašyk komentaruose, filmas Dažnis, aš su tavimi pasidalinsiu nuorodą. Nes tame filme parodyta, kaip veikia energijos, kaip ateina viena pusė daugiau pozityvesnė, teigiama ir kaip ateina negatyvas, kuris ieško savo naudos, kad kažkas būtų geriau, nors visą gyvenimą gyvena ir kitų visų žmonių atžvilgių elgiasi priešingai, tik tai trokšdama savo garbės, šlovės, pinigų, turtų, prabangos,
eina per galvas. Pavyzdžiui, iš skaičių viską galiu pasakyti ir jeigu man duoda likimas, kad vaikinas pasako gimimo datą, tai aš, kaip sakant, matau viską. Ir kai susitinku ir pajaučiu energijas, būtent tos energijos tuo ir vibruoja ir net iš vieno žodžio jau viskas galima pasakyti, tai yra kuo žmogus gyvena ir tau visą tai nerezonuoja, kad ir kaip tu norėtum, tai yra neįmanoma. Ir žinoma, antra, tai rodo, kad ta siela nėra skirta man, nes manęs laukia kažkas daug daugiau. Bet kadangi, pabrėšiu, žmonės ir tu galbūt šiandien dar nejauti savo širdies, nejauti savo intuicijos, tai va toks atėjęs, kaip tada klube, oi, negaliu istoriją, prieina vyras ir sako, aš to visų draugiam, sako, žinai ką, aš noriu tave pakviesti šampano, aš kai įsiskyriau, aš leidausi kelionę ir į klubus. Aš išsigandau, kai aš buvau jauna ir moterys, tai yra mes, jaunimas, ar ne, nu kiek ten, 20 metų, 21, 22, merginos ateidavo apsirengusios padoriais, normalio ilgio sijonais arba kelniam su iškirptėm ir būdavo kokios 2-3, kur tu pamatydavai jos, nu tikrai per daug tokios jau atviros, nesuprantančios, ką čia daro. Tai šiuo atžvilgiu aš išsigandau, kaip viskas apsivertė aukštyn kojomis, visos seksualiai patrauklios ir gundančios savo visais gabaritais, tai reiškia, vat, ką 15 ypač skaičius sako, žiūrint, kur jisai yra, ar gimimo data ir karmoje, ir kažkur kitoje linijoje, ar iš protėvių ateina, tai šita energija labai stipriai žaidžia ir gundo viską. Tai va, ir aš neturiu šitos energijos. Ir šita energija sako, kad ne ši energija, o šitas vyras sako, aš tave noriu pakviesti išgerti šampano, o aš jau po skyrybų priėmiau sprendimą, kad nebevartosiu alkoholio, nes supratau, kad man yra kažkaip tuo metu geriau gyventi be alkoholio, nors aš irgi labai mėgdavau išgerti tik taurę, vyno arba šampano, nes nesupratau to skonio, nes turbūt labai gerai atsilinksminau kažkuriuose gyvenimuose. Tai va, ir kai jis man pasiūlė kažką, aš dar jam pasakiau, jis taip lyg netyčia išsitraukė piniginę, bet taip mano akise atsidaro ir ten kupiūros, aš nežinau, po 50, po 100, bet tokia stora, kaip sakant, krūvelė. Ir aš tada suprantu, kad čia kažkas vyksta labai negražaus ir negero. Aš atsisuku į draugę ir sakau, žinai ką, lekiame greičiau į tualetą. Tai va, ir aš jam sakau, palauk, sakau, aš einu į tualetą. Ir mes, žinoma, išeinam, grįžtam, aš galvoju, jisai ten jau manęs lauks. Kaip jūs manot, nieko jis nelaukė, jis suprato, kad čia ne ta, kur galima suvilioti su pinigais. Jisai pasikvietė kitą merginą, ta mergina jau geria šampaną ir tada viskas aišku. Tai va taip visada ir visur vyksta va toks dirbtinas, apgaulingas viliojimas. Ir dar ką supratau, kad visos moterys antiek save iškraipė, tai pradedant, pasikeičia plaukų spalva, prisidaro dirbtinų blakstienų, išsipučia lūpas, nežinau, prisileidžia ten viso to ir stebisi, kodėl gyvenime vis ateina ne tie vyrai. Aš radau pas vieną labai nuostabų vyrą, mokytoją vedlį, dabar užkrito jis lietuvis, kuris kalbėjo, ką daryti, kad savo sutiktum antrąją pusę. Tai čia vat ir yra ne tik, kad būti natūraliai ir galvoti, sakyti, ką tu jauti, neužsispausti, o Dieve, ką pagalvos po kiekvieno žodžio, gal aš jį įžeisiu, jis mane paliks, tai žinokit, kad esate aukos būsenoj ir tikrai jūs paliks. Būti savimi, būti tokia, kokia jūs esate, tiesiai, šviesiai sakyti čia ir dabar. Ir kitas momentas, būti natūrali, be dirbtinių visokių dirgiklių, dirbtinių nagų, dirbtinių lūpų. Na taip, moteris turi pasidažyti, saikingai, gražiai pasipuošti, turėti beje plaukų spalvą. Kodėl aš šitą pabrėžiu? Užsienio kažkur pas vieną moterį klausiausi, kad spalva irgi labai lemia žmogaus ne tik tai santykiai su kita lytimi, bet lemia žmogaus tikrąją prigimtį. Kai mes nudažom plauko struktūrą, o tai yra energija, tai yra galia, tai yra stiprybė, tai yra sveikata,
ne tokia pat spalva, kokią mes gimėme, jūsų gyvenimai tampa chaosai. Aš nekalbu apie visus medicininės priemonės vartojimą, ar ne, kuris ten viską išdarko, moters gimdą, suardo ir išvis moteris tampa vieną dieną nevaisinga. Aš jau apie tai nekalbu, čia labai reikia tikrai pasiskaityti, kad suprast, ant kiek tu save myli arba nemyli ir neleidi prisimti kažkam, ar ne, ar leidi prisimti kažkam atsakomybės. Tai va, ir ką norėjau pasakyti, tai man tada viena draugė taip gražiai ir sako, žinai, sako, bet aš nesuprantu vieno dalyko, kodėl tokios gražios moterys kaip tu vis dar esi vieniša. Ir čia buvo, na, nežinau, gal kokie 5 metai atgal dabar ar 4, gal 5 netgi ir daugiau. Ir man ir tada irgi kilo klausimas, nu, bet kodėl, kas su manim yra negerai. Tai va, ir šiandien galiu tau pasakyti, kad kai aš pajaučiu tą savo esatį, kad mane veda Dievas, kad man duoda mokytojus, kad aš juos paimu, kad aš investuoju į save, kad taip aš daug laiko atiduodu, taip aš labai daug klausausi, daug mokausi, suvokiu, paleidžiu, transformuojuosi, taip daug ir verkiu, nes verkti ir vyrui, ir moteriai tai yra nėra blogai, tai yra gyja širdis, gyja siela, ašaros, tai yra išsivalymas destruktyvių, negatyvių energijų. Ir jeigu tu šiandien verki ir esi labai jautri, leisk viskam vykti, neuždaryk savyje daug tų patirčių. Ir jeigu tau kažkas sako, kad tu mažas vaikas, žinokit, kad tie, kurie sako, jie lygiai tokie patys, jie nežino, kad po kelių metų gali verkti 3 kartus daugiau ar 5 kartus. Tas, kas tyčiojasi iš tavęs šiandien, tai žino, kad tai yra, kaip sako, akmenukai į tavo daržą, kurie išdygs tam tikrų įvykių, tam tikrų pavydalų 5 arba 3 kartus dar sudėtingiau. Niekada nesijuok iš kito, neperšokęs viso savo gyvenimo kelio, tau vadinamo upelio, nes nežinai, kas bus, kai dar šoksi, ne? Ir tau atrodo, kad tu gali viską čia daryti, viską keisti ir viską valdyti, tai galiu pasakyti, kad labai klysti, jeigu tu neturi savo stuburo, neturi savo savivertės aukštos ir nežinai ir nejauti, kas vyksta visame pasaulyje, kas vyksta ir kodėl vyksta dėl tavęs, tai tave tiesiog atsiųs tokius lygiai taip pat žmonės, kurie taip pat tave mokins ir tai žinoma dažniausiai bus per patį giliausią skausmą. Taigi atsimink, jeigu šiandien tau yra labai skaudu ir šiandien tau nesiseka ir tau atrodo, kad esi iliuzijų pasaulyje ir darai viską, ką begali įsikibęs ar įsikibusi ir vis tiek nevyksta taip, kaip tu nori arba jauti, tai žinok, kad tau dar nėra nukritę akiniai, kad tu dar nematai daug daugiau. Kažkada man vienas žmogus uždavė klausimą, ar gailiesi santykio su buvusiu vyru. Gailėtis tai galima dėl to, kad būti nesąmoningai ir kaltinti kitus. Aš drąsiai galiu pasakyti, aš viską esu dėkinga tik todėl, kad jo dėka pabudau. Ir šiandien pagal numerologiją galiu pasakyti, kad žmogus turėjo pačias stipriausias transformacinės energijas, kurios buvo tokios stiprios ir galingos, kad galėtų man atverti ir padovanoti mano sielos kelią. Ir jeigu ne šis žmogus, aš negalėčiau šiandien būti tuo, kuo dabar esu. Šiandien negalėčiau galbūt atlikti numerologijos, šiandien negalėčiau būti ta gyduolė, kuri savo energiją, kurią supratau, kad ją galima vis kelti ir kelti aukštesnę vibraciją, paleisti savo visas traumas su kitų žmonių specialistų pagalba ir atlikti savo tikrąją sielos misiją. Jeigu aš būčiau pasirinkusi toliau gyvenimą, tokį destruktyvą ar negatyvą, ar nieks būtų nesikeitę, tai drįsčiau sakyti, kaip man vienas žmogus ir pasakė, aiškiaregis, turbūt būtum turėjusi daug sveikatos sutrikimų, kur irgi anksčiau ir vėliau galėtų atvesti iki tam tikrų ar ne pamąstymų, nes kai žmogų ištinka labai didelė liga, na, aš jau nenoriu tų pavadinimų minėti,
bet įvairiausių arba autoįvykis, katastrofa, kažkokia mirtis, tai jau ir rodo, kad laikas pagaliau keistis ir priimti sprendimus. Iškart galiu pasakyti, ko aš nemokėjau, tai mylėti savęs. Aš buvau ta, kuri daug meilės atidaviau kitiems. Bet tikrai šiandien galiu pasakyti, dėl to irgi nesigailiu. Nors tada, kai įvyko skyrybos, man buvo labai skaudu, kad kai tu duodi kitam viską, o jis dar ne tik paima, o dar ir sako, kad ir esi negera, tada supranti, kad čia tik jo akis taip mato, o Dievas visada viską mato. Ir štai anksčiau ar vėliau padovanoja dovanas. Ir girdėjau ne vienos moters tokį irgi. Sako, aš viską atidaviau, taip stengiausi, taip dariau. Taip, tai kai tu išmoksti mylėti save, tu tada supranti, kad tau nereikia nieko duoti per prievartą. Tau nereikia daryti tai, kas tau nepatinka. Tau nereikia būti ten, kur tu nenori būti, arba klausyti, arba matyti. Tau reikia būti su savimi. Ir žinoma, ko aš nemokėjau girdėti savęs, bijojau tylos, būti su savimi. Nors gyvenimas irgi taip įdomiai sudėliojo, kad padovanojo man gyvenamą vietą šalia pušyno, kurio tuo metu aš neįvertinau ir nesupratau, dėl ko jis man yra duotas. Tik karantino metu aš supratau, kad tai buvo mano didžiausia dovana, taip pat kaip mano vaikas, tai yra miškas ir gamta. Nes šiandien be jos aš nežinau, kaip gyvenimas galėtų vėlgi kitaip virsti aukštyn kojomis. Ir nesvarbu, kad aplinkui dar yra kaimynų užančių, bet turbūt irgi suprantu, kad aš reikalinga ir būtent šiandien, šiuo metu, šiandien čia, tik tai tam, kad irgi pasitarnaučiau bent jau savo buvimu už sienos kitam kaimynui. Nes jeigu tai pažiūrėjus, paanalizavus ir namo skaičius, kaimynus, kurie ar nesutinka mes laiptinį ar kieme, jie irgi ne šiaip savo gyvena. Taigi viskas, kas yra pagal sielos pasirinkimą ir nusprendimą. Pasikartosiu, siela gali tik 25% savo gyvenimą pakoreguoti, bet tai yra labai maži kažkokie nedideli efektai, ar ne, ir visa kita. Bet svarbiausia turbūt momento nepaminėjau. Aš numerologijoje radau atsakymą, kuris buvo susijęs su mano santykiais. Tai buvo mano praeito gyvenimo atlikta didelė, negraži, čia dabar pasakyti, negražus veiksmas, kuris per prievartą, apgaulės būdu, siela buvo pritraukta į mano gyvenimą, nes aš žmogų labai mylėjau. Ta siela tiksliau. Ir žinoma, kai bumerangas, viskas grįžo šitame gyvenime. Ir šito žmogaus dėka aš sužinojau, kas yra magija. Aš sužinojau, kas yra juodoji ir baltoji magija. Aš sužinojau, kad pasaulyje jinai egzistavo, egzistuoja ir egzistuos. Aš sužinojau, kas yra aiškiaregystės dovana. Ir kad tai ne tik Kašpirovskis gali per televizorių prieš kiek ten metų 20-30 kalbėti. Šiandien gali bet kuris žmogus tą daryti. Ir viena mano mokytoja, Agnė, kuri man visada padeda, tai gyvenant Amerikoje, man padeda paleisti tam tikras energijas. Įsivaizduojat, kur Amerika, kur Lietuva. Ir parodė iš tikrųjų, kad kai pasakojo mokyklos mokytojai, pasakos, filmai, žinios visos, kad yra pasaulis tik toks. Ir kai nukrito mano visi sluoksniai akinių, aš supratau, kad viskas yra kitaip. Ir aš tada supratau, kad siela ir pasirinko būtent tokį kelio etapą pamatyti tiek, kiek jai reikia. Ir patirti tiek, kiek jinai išgali. Ir vat tam interviu, jeigu gerai pamenu, gal kažkur net kitur minėjau, kodėl, sako, reikia patirti tokį skausmą. Tai atsiminkit, jeigu jūsų siela išgyveno tokį didelį skausmą ir patyrė tokią kardinalų pokytį, tai žinokit, kad jūsų siela
yra labai daug praeituose gyvenimuose praėjusi, patyrusi ir šitam momentui jau jinai yra pasiruošusi. Neduoda nei vienam silpnam žmogui tokios išgyventi patirties, nes jam dar reikės praeiti daug gyvenimų. Taigi aš sužinojau, kiek jau gyvenimų ir čia gyvenu, žinau, kiek dar reikės čia keliauti ir pasitarnauti žmonėms. Ir pasirodo, mūsų sieloms nusileidžiant į žemę, uždedamas tas apvalkalas, kuris ir sako, viską pamiršk ir dabar pradėk žaisti tą žaidimą taip, kaip tu supranti. Ir kuo labiau nesupranti, tuo daugiau gauni didžiausių pamokų ir patirčių. Tai va, ir aš tada supratau, kad ne tik tai gavau šitą vyrą, bet gavau dar ir šeimą, tai yra tuo pačiu irgi pasirinkau, tik tai todėl, kad aš galėčiau kaip siela augti ir evoliucionuoti, nes mano patirtis yra perduodamos iš kartos į kartą. Ir kas galėtų man pasakyti prieš 10 metų, kad aš galėsiu šiandien matyti savo praeitus gyvenimus, kuo aš buvau, ar aš pasitarnavau žmonėms ar ne, kokią misiją ar vertę nešiau žmonėms, ar atvirkščiai kūriau savo gerbuvį dėl savęs, o kitus labai numažinau ir galbūt netgi pakenkiau. Ir kol neatrasiu tų pagrindinių užduočių, kurios man šiandien kaip prožektoriai šviečia aplink mane, todėl aš dėkinga visiems vyram, kurie pasirodo mano gyvenimo kelyje. Jie yra prožektoriai, jie mano šviesa, jie man padeda išpakuoti save iš to dar 100% to neišpakuoto lukšto, ar ne, nes ten yra sluoksnis po sluoksnio, ar ne, ir padeda man suvokti, kad aš esu ne tik žmogus, kad aš esu siela, kad aš esu dvasia ir kad galiu keliauti netgi į paralelinius savo gyvenimus, į patirtis, kurias tada buvau. Ar kas man būtų galėjęs pasakyti, kad aš galėsiu dabar gyva būdama iš naujo energetiniam lygmenyje pergimdyti savo vaiką, nes tai, ką patyriau būdama nėščia, kokiose energijose buvau, tai įtakoja ir mano vaiko kokybės gyvenimą. Ar aš galėjau pasakyti, kad grįšiu savo gyvenimą, kuriame buvau labai negeras žmogus ir ten tą atradus pakeisti viską į priešingai. Ir daug kitų dalykų. Taigi žinok, kad jeigu tau šiandien, mielasis arba mieloji, tikrai yra labai sudėtinga, tu jau pirmiausia gavai Dievo dovaną išgirsti šį podcastą. Ir jeigu tau surezonavo, ir jeigu tau patiko, pasidalink. Kiekvienas komentaras gali net kitam žmogui pasitarnauti su savo istorija. Ir žinoma, man tuo pačiu suvokti, kad tai, ką darau, irgi džiugins mano širdį. Ir gera bus žinoti, kad tai, kuo aš pasidalinau, kažkam galbūt irgi atrakins duris. Ir padės suvokti, kad nieko gyvenime nėra blogai. Yra tik viskas į dar geresnį, jeigu pasirinksime teisingus sprendimus. O jeigu tu nežinai, kokie yra teisingi sprendimai, aš kviečiu tave ateiti į analizę ir pažinti save. Negailėti laiko ir pinigų, o pagailėti savęs ir padėti savo, nes atlikus analizę tu suprasi, kur tu esi. Aš be galo džiaugiuosi ir širdingai dėkoju žmonėms, kurie ateina gyvai online. Mes tiek galim visko aptarti ir santykyje bendravime papasakoti viską nuodugniai, kas tuo metu neramina ir tai, kas yra užrašyta va toj pilnoj analizai. Tai 2 valandos gero pokalbio jums atveria tokius gilius suvokimus, kad jūs pradedat matyti gyvenimo kitą puzlę. Ir tada nebereikia pykti, nebereikia kaltinti, kaip aš tada pykau, kaltinau ir sakiau, mano eksvyras kaltas, o todėl, kad aš neturėjau žinių, todėl, kad man niekas nepaaiškino ir nedavė instrukcijos, o kodėl taip. Bet kadangi aš esu ta, kuri nenuleidžia rankų ir ieškojau gerus 5 metus, aš vis tiek suradau. Taigi, jeigu tu esi tokia pati arba toks pat, ir nepasiduodi savo protui, kuris sako, o kam čia ieškoti, o kokią tau naudą tai duos, taigi niekas nepasikeis.
tai žinok, aš tau galiu pasakyti, tu ir būsi tame dugne, tu ir būsi tame negatyve ir tavo gyvenime visų kiekvieną dieną ateis blogiau. Pakalbėsiu šiek tiek ir apie tamsią pusę, kaip aš supratau ir kaip viskas vyksta. Kadangi žmonės pas mane ateina analizės, aš juos analizuoju, ir žmonės, kurie yra iš artimos aplinkos, yra šiek tiek toliau. Tai va, ir žmonės, kurie gauna analizę, jie mažai žingsneliais viską daro, lygiai tą patį ir aš dariau. Aš mažai žingsneliais ir aš supratau, kad jeigu mes darytumėm viską dideliais žingsniais, tiesiog mūsų protas susprogtų nuo to, ką ar ne, vat, galim pasiekti. Jeigu man kažkas būtų pasakęs, kad šiandien vesi YouTube kanalą, prieš 10 metų jūs įsivaizduojat, kokia man būtų gal net ir patirtis nemalonė ir sakyčiau, kokia čia nesąmonė kažkas kalba, ar ne, ir tai nėra tiesa. Bet reikia iki to daugti, kad štai vieną dieną kalbėti apie tai drąsiai ir pasitarnauti dar ir tau. Taigi, tik vienintelis kelias yra arba daryti, arba nedaryti. Ir va šiandien gali savo pažiūrėti, ką tu padarei dėl savęs. Nereikia stengtis dėl kitos pusės. Beje, pas mane vyrai atėjo ir sakė, aš dėl tavęs mesiu rūkyti, aš dėl tavęs padarysiu tą ir aną. Palaukit, mylieji, dėl manęs nieko nereikia daryti. Ar jūs ant tiek gyvenat tiek metų, kad jūs nesuprantat, kad jūs savo kenkiat? Ar išmintinga moteris, kuri gyvena harmonijai, norės ten, kur gyvena parazitai, ten, kur yra žemos vibracijos? Keista, atvirkščiai tas su vyrais. Pas mane buvo ne vienas vyras labai išmintingas, kuris gyvena su moterim alkoholikė, rūkančia. Ir sako, aš pavargau, nebegaliu, ką man daryti, kodėl, už ką. Ir ten visi yra atsakymai. Ir ten yra atsakymai, kodėl tai vyksta. Ir tai yra tavo pasirinkimas. Arba toliau tęsti, arba nutraukti. Ir nei numerologas, nei astrologas, nei nepasakys, ar tau 100% reikia nutraukti santykį, ar gyventi toliau. Tas, kuris tai pasakys, galiu pasakyti, tai tas žmogus prisiema atsakomybę už save. Žmogus, astrologas, geras specialistas jums pasakys, dėl kokios priežasties gali nutrūkti. Galimai pabrėšiu žodį. Bet ar tai įvyks, tai priklausys nuo to žmogaus ir kito žmogaus. Tai reiškia, atsidursit tokioj situacijoje, kai jūs suprasit, kad galima gyventi ir stengtis ir pereiti tą laiptelį aukštesnį lygmenį, arba atvirkščiai pasakyti ačiū, padėkoti ir išsiskirti. Dar apie skyrybas ir apie patirtis, ko visoms moterims ir vyrams palinkėčiau. Čia yra jūsų raktas į sėkmę. Atleiskit savo buvusiesiems, padėkokit jiems. Ir kai aš tą padariau gyvai, o atsitiko taip, kad staiga vieną dieną atsikeliu ir mano širdis sako, tu turi atsiprašyti buvusio vyro. Protas sako, ką tu čia sugalvojai. Atsikeli dar vieną dieną, dar vieną savaitę, dar vieną mėnesį ir tą patį širdis kalba. Ir tu supranti, kad tu negali net to padaryti, nes tas žmogus gyvena kitoje šalyje. Skambinti, keistai nuskambės, nematysim vienas kitokių. O ką padaryti? Ir nieko nedarai ir vaikšto su ta mintim, nerame ir staiga nuperka mano vaikui žiūronus, kur šiandien dabar suprantu, kad tai yra susijęs su kosmosu. Aš sakau, visata stebuklinga. Ir mes bandom sudėti tuos didelius žiūronus, profesionalius, tokius gan gerus. Ir mums niekaip neišeina, kad priartinta žvaigždės. Ir mano dukra sako, mama, tai gal mes galim pakviesti mano tėtį, kad sudėti. Galvoju, taip, bet ką darysi, daiktas nupirktas, atkeliavo, sumokėti dideli pinigai, o jis guli kažkur tai ir nenaudojamas. Tai va, ir visa ta pati atveda žmogų. Ir belieka vienintelį dalyką, ką padaryti, pakviesti arbatai, išgerti arbatai. Ir žinoma, kai žmogus sutinka, ir kadangi beje nepaminėjau, kažkaip mums gyvenimas sudėliojo, turbūt šitoje dalyje mes turėjom gerus karmos taškus abu, mes gražiai mokėjom susitarti. Kažkas sako, taigi turtų neturėjo dalintis. Na, kaip sako, kažkam turtas yra automobilis, gyvenama vieta,
o kažkam turtas yra ir vaikai. Tai visais šiais atžvilgiais mes radom kompromisą ir labai gražiai sudėliojom. Tai va, ir kalbantis apie gyvenimą, apie tai, kaip sekasi ir dalinantis gera patirtimi, savo įspūdžiais, iš niekur nieko, aš staiga net nesuvokdama pati, aš tiesiog atsiprašau. Ir to žmogaus reakcija buvo tiesiog stulbinanti. Akys, jūs nesivaizduojat, kokios buvo. Nes žmogus jau daug metų ir vedęs, turi šeimą, nežinau, ką jis pagalvojo tuo metu, kaip tai sureagavo, bet esmė tame, kad nušoko nuo kėdės ir kuo greičiau išlėkė pro duris. Bet nesupratot, mylėjai ir mielosios, kas atsitiko su manimi. Aš nuėmiau nuo savo širdies dar vieną didelę akmenį. Tokią didelę naštą, kuri kabėjo. Aš net nemokėčiau paaiškinti, tai reikia pajausti. Tai buvo energetiniam lygmenyje didelis pliūpsnis. Šitą praktiką aš girdėjau ne iš vieno mokytojo ir ši praktika buvo mano padaryta kaip trečia. Mano pirmoji praktika ir tau, ko rekomenduoju, tai paprašyti savo atleidimo mamos ir tėčio, atsiprašyti, nes mes vaikai visada buvom išdykę, prikrėtėm kažkokių tai išdaigų. Ir žinoma, irgi tai nėra lengva, tai nėra paprasta, tai yra labai emociškai perlipti per save visą tai. Ir tai nėra nusižeminimas, tai nėra susimenkinimas, tai yra labai didelė išmintis. Ir vat kai aš padariau pirmą praktiką su mama ir tėčiu, pas mane Facebook'e, kai aš dar netgi buvau mokytoja ir nedirbau numerologė, tai pas mane per dieną atėjo nuo 20-30 žmonių. Iš pradžių šios visus ištryniau ir nepriėmiau, nes kodėl galvoju, pas mane čia 300 yra žmonių, ką aš su jais veiksiu, kitais nepažįstu. Ir tada vieną dieną atsikėlusi, aš galvoju, bet čia kažkodėl jie eina ne šiaip savo, jie gali vieną dieną, tai trečią dieną aš juos pradėjau priiminėti. Ir pas mane virš metų su trupučiu atėjo virš 3 ar 4 tūkstančių žmonių. Ir aš tada nuėjau pas vieną mokytoją ir paklausiau, kas čia įvyko, kas įvyko energetiniam lygmenyje, kai aš atsiprašiau mamos ir tėčio ir mes pakalbėjom, tai jinai pasakė, kad tai atsidarė tavo kanalas. Tai va, ir po kažkurio laiko pas mane atėjo numerologija, kurią pasikartosiu labai trumpai, braukiant per ekraną storius, Instagram'e aš pamačiau moterį, kuri kalbėjo apie skaičius, apie mano gimimo datos skaičius. Aš susijėmiau už galvos ir galvoju, čia tai fantastika. Aš to ir laukiau, aš norėjau pažinti save, nes aš tada dar nebuvau radus atsakymų, kodėl mano santuoka sugriuvo, ką aš tokio dariau, kodėl aš nesugebėjau ar ne išsaugoti ir taip toliau. Ir per valandą aš nusprendžiau nupirkti analizę ir kitą dieną, nesuvokdama, kad nupirkau užsienio kalbą, reikės laikyti egzaminą, aš išsianalizavusi pati save, aš išsigandau tai, ką pamačiau ir tuo pačiu apsidžiaugiau, nes pamačiau naujus resursus ir naujas galimybės. Todėl priėmiau laikant bėgant, manyčiau, kokius 4 mėnesius pakeisti ir netgi darbą. Ir kaip viena moteris uždavė klausimą, o tai ką turėjau padaryti, kad ateitų numerologija. Iš tikrųjų, iki numerologijos aš 2 metus stipriai dirbau su savimi, su savo psichika, su savo destruktyviamis programomis, su karmos pradirbimu visos giminės ir su visais blokais, kurie ir buvo ar ne manyje ir atspindėjo mano artimiausią aplinką. Tai va, ir šiandien aš žinau, kad jeigu nėra, sakykime, vyro, dar šiai dienai esu laisva moteris ir džiaugiuosi savo gyvenimu, priimu viską kaip ir yra, kaip ir tada sakiau, kai jau grožio sritį norėjau būti makiažistė ir iš karto atsirado karantinas, uždarė viską ir aš supratau, kad na ir okei, būsiu ta mokytoja, ar ne, tai va, šiandien sakau ir gerai, ir būsiu viena, bet ne vieniša, turiu su kuo bendrauti, turiu su kuo būti, turiu su kuo džiaugtis ir būti svarbiausia su savimi, girdėti save. Tai va, visas šitas momentas, mane atvedė iki
tikslingos informacijos, tai, ką aš galiu daryti ir tai, ką aš galiu pasiekti. Ir tai man numerologija parodė, kad jeigu aš iki 40 metų nepaleisiu savo destruktyvių programų, aš negalėsiu daryti kitų veiksmų, kurios yra užduotis po 40 metų. Ir vat jeigu aš būčiau tikrai to nedarius, o pas mane numerologija atėjo 37 metų, aš tikrai negalėčiau šiandien daryti tai, ką darau. Aš nebūčiau tokia viduje laiminga ir nežinočiau, kas yra tikroji laimė ir kas yra tikroji meilė. Kai nereikia tau tikrų daiktų, kai nereikia tau iliuzinių kelionių, kai tu esi laiminga su savimi. Žinoma, kaip papildas, tai pavadinsiu, visą tam pridėti yra labai svarbu. Bet pažiūrėkit, tie žmonės, kurie viską turi, jie irgi yra nelaimingi. Ir jie vartoja narkotikus, jie praranda šeimas, jie praranda savo užgyventą turtą. O čia ir rodo, kad laimę pirmą reikia surasti savyje. O laimė tai reiškia atverti savo širdies čakrą ir pasaulį pamatyti per meilę, be teisimo, be kritikos, su atleidimu ir priėmimu viskas, kas vyksta. Tai reiškia viskas, kas vyksta tavo gyvenime, tavo šalyje arba tavo giminėje, tai tik tai ir yra vien dėl to, kad yra vien dėl tavo gerovės. Ir tik tai todėl, kad tavo siela tai pasirinko ir tai yra jos kelias šitame gyvenimo etape. Ir jeigu tu giliniesi į save, tikrai su manim sutiksi, o bus be galo ir parašysi, kad jeigu tu su savim dirbi, paleidi destruktyves programas, pas tave ateina daug gražaus. Duosiu kaip pavyzdį. Pradėjus numerologiją ir nežinodama, kas manęs laukia, mano aplinka visa nusigrėžė, aš buvau kaip ta viena. Bet vėlgi dievulis sako, nebijok, nepasiduok, eik, aš tau atsiųsiu žmonės. Tai geriausia draugė man pasiūlė padirbėti auklę keletą mėnesių, be galo šiai dėkinga esu šiandien, kad nelikti visiškai be finansų, nes aš nežinau, kiek per dieną ateis ar per mėnesį klientų pačioje pradžioje. Ir antra, padovanojo man verslo klubą moterų, į kurį nuėjus, mane ten kaip viesulą įnešė ir dar kartą patvirtino, kad mano klaidinga mintis, kad nesidomėti numerologija, astrologija yra žemas lygis. Kaip čia man vienas žmogus rašo, tu žinai, kokią tu čia matricą transliuoji. Tai mieloji ir mielasis, aš tau galiu pasakyti, yra matrica 3D, yra matrica 4D ir yra matrica 5D. Tai aš transliuoju 4D matricos informaciją ir plus jaučiu, kad tai dar teka ir per mane, kuo įmanoma ištransliuoju ir 5D. Kas yra 5D, 4D, rekomenduoju susirasti ir pasižiūrėti. Todėl labai kvaila sakyti, kad iš matricos negalima kažko tai išmokti. Mes visi čia esame žemėje, sistemoje ir visa sistema yra skirtinga. Tik, va čia tas pats, kaip mano numerologija rašo, dabar buvo 8. Klasės. Tai yra, tu sutinki žmogų ir bendrauji su juo. Bendrauji su juo ir matai, kad jisai nežino apie tai, nesuvokia apie tai. Ir tu supranti, kad tu esi, paleiskim, 6 klasiai, o tavo draugas yra tik 4. Kaip tu gali draugui kalbėti apie 6 klasę, jeigu jis dar nebuvo ir 5 klasėje? Pabandykit su savo vaikais pažiūrėti, kur vaikas, pavyzdžiui, yra 1 ir turit kitą vaiką 5. Bet leiskit jiem pakalbėti 5 lygmenio apie matematiką su 1. Pažiūrėkit, kas įvyks. Lygiai tas pats ir su matrica. Yra skirtingos matricos ir skirtingos dimensijos. Ir žmonės pereina į skirtingas energijas. Taigi mano likimo matrica ir kalba apie naujo laiko, apie tos šviesios energijos nešimą, kurioje kalba, ką nekalba kitoje numerologijoje labai, taip ūkiškai ir paprastai. Tai pavyzdžiui, kad rankos gali gydyti. Pas mane atėjo kirpėja ir sako, aš nesuprantu, kas vyksta. Moterys ateina pas mane išsipasakoti, sako, aš pas tave atsipalaiduoju kaip po gero masažo, nes nuo plaukus čiupinėja, neplauna, dažo ten visą kitą.
Ir sako, jos grįžta vien dėl to, kad gera būt, kas su manim vyksta. Ir kai man pasakė, kad kaista rankos, aš iškart supratau. Ir teisingai, matricui apie tai ir sako, kad šita moteris gydo dievišką energiją, tai teka meilės energija, o meilės energija yra kokia? Kai tu ateini šalia žmogaus ir tau gera, tau taip ramu ir gera, atrodo visos problemos ištirpsta, kuriuose tu esi paniuręs ir ten viskas tau griūna, nesiseka ir taip toliau. Pabuvęs šitoje energijoje, tu prisipildai meilės ir grįžti namo, tą meilę pradedi dalintis. Kai tu neini pas kitą kirpėją, kuri skundžiasi, kuri pyksta ant savo vyro ir jį dar visai vadina, kaip pavyzdys aš tik tai duodu. Ką tu parsineši namo? Tokia pat energija, ar tu pradedi ant savo vyro kalbėti. Ir nesuvokdama va to skirtumo, nemokėdama atskirti, kas yra tavo ar ne tavo, tu griauni savo gyvenimą. Ir va čia vat ir yra 3D, kur žmonės nesupranta ir daug sielų nesupras ir daug sielų dar gyvens taip. Ir yra žmonės 4D, kur supranta, kad jie yra atsakingi už savo žodį, už savo mintį, už savo veiksmą. Ir čia irgi lygiai taip pat yra nelengva, nes kuo tu lipi ant aukštesnio laiptelio, ant kitos dimensijos eini, tau laukia naujos užduotys, apie kurias tu nežinai. Ir žinoma, aš pirmą kartą, kaip pasakysiu, ir grybus galima pripjauti, ir gan pririnkti ar ne nemažą karzinką, bet tik tai todėl, kad tu suprastum ir pasvertum savo žodį, kuri numerologija ir sako, skaičiai tam tikri, atsargiai kalbėk. Tu gali gyvenimą sugriauti arba pastatyti žmogų ant kojų. Tu gali savo balso dėka dainuoti, sakyti eiles arba skaityti, tempras balso beje, ar ne? Ir tau viskas keisis. Tau, ką tu darysi, nes tu skleisi ir tiem žmonėms, kurie bus. Ir tikrai žinau labai daug žmonių, Lietuvoje yra vienas, neminėsiu vardais, žmonės, kurie yra pabudę ir gyvena 4 dimensijoje, jie yra puolami va šitų 3D matricos atstovų lygiose vietose. Ir viskas su tuo yra gerai. Tik tai 3D matricoje žmonės gyvendami pamiršta vieną dalyką, kad už kiekvieną veiksmą, už kiekvieną komentarą, už kiekvieną ištartą žodį reikės atsakyti. Kaip ir kokiu būdu ir kas tai laukia, ateikit pas mane, aš jums papasakosiu. Ateina moteris ir verkia. Ir verkia, kodėl jų vaikai susirgo tokia mirtina liga. Ir ten yra parašyti. Kodėl, už ką ir ką reikia padaryti. Arba kodėl moteris negali susilaukti vaikų. O jinai vaikus myli, jinai nori labai vaikų. Ateik ir sužinos. Ir dar ne tik sužinos, aš duodu visada rekomendacijas. Tai va šita numerologija ypatinga tuo, kad žmonės gauna rekomendacijas, kurias nepadeda į stalčių, o tiesiog daro veiksmus. Kaip pavyzdį duosiu iš savo situacijos. Kadangi aš jau suprantu, kad kokioje aš gyvenu aplinkoje, kas vyksta su manimi, mano aplinka taip pat reaguoja. Tai pirmas. Kai aš nuėjau pas vieną žmogų ir tas žmogus buvo susijęs su, kaip čia dabar pasakyti gražiai be to žodžio, žmonės, kurie nori kariauti prieš kitus, tai yra atstovas užimantis aukštas pareigas. Aš atėjau pas to žmogaus antrąją pusę, gal taip pasakysiu. Ir mes moteriškais dalykais užsiėmėm. Aš grįžusi, tada dar turėjau TikToką. Aš išsigandau. Aš prabuvau gal ten 3-4 valandas ir vakare grįžusi aš išsigandau. Mano TikTokas, tai yra energija, atsimenat, aš sakiau, aš gyvenu Lietuvoje, mano mokytoja man padeda iš Amerikos. Mano TikTokas per tas kažkurias tai valandas, nes aš visada ten pasižiūrėdavau, kiek turiu sekėjų, kas mane žiūri, peržiūros buvo labai mažos. Tai pas mane ten jau 5 ar 3 tūkstančiai sekėjų ir peržiūrų bijau pameluoti 10 jau tūkstančių. Ir kai aš pradėjau žiūrėti, kas mane seka, visos sielos su nuotraukomis, kurios susijusios su tais karo instrumentais. Ką aš tau noriu pasakyti? Visur yra energija.
Ir jeigu tau šiandien atrodo, kad okei, tai ką daryti, ar ne, vat ir tuo metu man ką daryti. Ir aš galvoju, pažiūrėsiu, kas vyksta. Ten su kiekviena diena daugėjo tų žmonių. Ir aš galvoju, Dieve, tai žmonės mano sekėjai normalūs pažiūrės, kas mane seka, galvos, kas čia vyksta su manimi. Aš ištryniau tą anketą, ištryniau tik todėl, kad, na, man kaip specialistai, man buvo gėda už tai. Bet aš tada supratau, kad tai atspindėjo mane, kad man reikia kažką suvokti, ką aš dar turiu pradėti ir paleisti. Ir išvalyti savo energetinį lauką. Nes jeigu aš energetinio lauko nevalau, o tai reiškia leidžiuosi į kelionę, o tai reiškia vieną dieną ir fiziniam lygmenyje pradeda atsirasti tokie žmonės, ar gatvėje pamatyti, ar dar kažkur. Kadangi aš sakau, man dovana atvėrė iškiregystės, tai aš labai aiškiai matau, skanuoju, tiesiog automatiškai vyksta, nieko nereikia daryti, kas dėl ko ir kaip vyksta. Tai va, ir darbas su savimi tada padėjo viską nutraukti. Dabar duosiu tokį žemišką suvokimą. Kadangi aš dar dirbau mokykloje ir supratau, kaip veikia energijos, tai buvo mano va tie atspindžiai, mano vaikai, mokiniai. Turėjau nuo 1 klasės būrelius vaikus ir turėjau nuo 5 iki 8. Tai maži vaikai ir ypač mamos arba tėčiai, žinokit, kad maži vaikai iki 7 metų yra jūsų 100% atspindžiai. Tai va, tai kai mano energija, o aš jau tada dirbau su energijoms, jau šiek tiek buvau kažką žinojusi, jau mano ten vibracijos kito šiek tiek, tai kai mano energija yra gera, kai aš gamtoje pasikraunu, kai aš pamedituodavau, o šiek tiek dar ten mažai labai meditavau, šiek tiek labai nedaug, bet reiki pas mane buvo energija, va ką atsimenu dabar. Aš einu koridorium ir mane užpuola būrys vaikų ir mane apsikabina, toks vaizdas, kad mane nuvers. Aš suprasdavau, kas vyksta. Kai aš einu į klasę ir mano patys tinginiausi mokiniai, kurie sakydavo, mokyti aš neimsiu, nepiešiu, nemoku ir taip toliau, arba kelia triukšmą, jie visi dirba. Ir išeini po pertraukos kitos pamokos, girdim mokytojų kambaryje. Kita mokytoja sako, va toj klasiai tas Jonukas, kaip pavyzdys, ane, hiperaktyvus, man išdarinėjo tą ir tą. Aš dar taip klausau ir galvoju, atsimenu tą vietą. Galvoju, tai aš buvau prieš tai kitoj klasėje, pasižiūrėsiu, ar tikrai čia ta pati klasė. Taip žiūri, pa šitą mokytoją tą patį, aš prieinu, sakau, kaip keista. O pas mane šitas mokinys šiandien taip ramiai dirbo ir darė visus darbus. Taigi, va taip veikia energijos. Taigi, jeigu jūsų aplinkoje šiandien yra kolega, kuris jūs ten, nežinau, kažką daro, aplink jūsų gyvenime daug chaoso, tai tik žinokite, kad tai kalba apie jūs. Tai ne kolega, tai ne vaikai kalti. Jūs, nes neatsigręžiat į save, nepamilstat savęs. Nenorit pamatyti savo vidinio skausmo ar traumų. Deja, filmas, pasižiūrėkite, vadinasi Trauma. Anglų kalba galit rusiškai, YouTube kanale susirasti, man atrodo, netgi irgi yra, arba per kažkokius ten filmai.lt, gal net kažkada tai yra parodyta. Va ten parodyti, kaip mes patiriam. Labai ten giliai ir labai stipriai, kieno nervai yra silpni, nerekomenduočiau žiūrėti. Labai paimtos skaudžios situacijos, kur vaikai sėdi kolonijose, kalėjimuose, yra narkomanai. Tai va ten gydytojas, neatsimenu, psichoterapeutas turbūt, visą tą istoriją pasakoja, kaip viskas vyksta ir tada rodo, ką jisai daro ir kas tada vyksta su žmogumi. Taigi filmai yra ne šiaip sukurti, kaip ir lygiai tas pats su Matrica, kur kalba, kad žmogus turi išeiti į laisvę, tai yra išeiti iš visų manipulacijų, kontrolės sistemos, ta, kuri įvaldo į tą ar ne kažkokius tai rėmus ir pamilti save. Taigi, kaip suprantat, mano istorija, kuri kažkada kažkam galėjo atrodyti ir man pačiai be galo skaudi, labai gili ir pilna daug kaltės jausmo. Šiandien aš galiu pasakyti, taip praėjo 9 metai, kad ši istorija man yra labai svarbi. Aš esu jai labai dėkinga ir visai patirčiai ir visoms galimybėms, kurios atvėrė man duris
nes tai, ką šiandien aš sutinku, su kuo aš susipažįstu ir kiek žmonės jau yra pasiekę ir koks jų yra mąstymas, tai kalba jau apie mane. O tie žmonės, kurie nusigrėžė nuo manęs arba sakė, kad su tavim nebeįmanoma susikalbėti, kokie tu ten sektai priklausai, tai dėja mūsų keliai ir išsiskyrė. Tai tik todėl, kad ne visi išdrįsta pasirinkti kelio. O dar užbaigiant pasakysiu, nepasakiau to momento, nors buvau užsiminus, kad vat su vaiku atsiuntė ar ne žmonės, kurie man padėjo, kai vaikas sirguliavo, kad pažiūrėtų, žinoma, buvo ten keli momentai ir eks-vyras padėjo, bet po to kažkaip dėliojasi aplinkybės, kad jau nebegalėjo padėti. Tai man kaip asmenybei augti, aš nuėjau vienus mokymus ir tuos mokymus nusipirkau su kuratorė. Tai yra moteris, kuri sekdavo mano užduotis, perskaitydavo, parašydavo komentarą, kažkokį tai, nežinau, ten žinutę ir visa kita. Ir kas įdomiausia, kad aš su ta moterim susidraugavau. Tai moteris iš užsienio, kurios aš niekada nepažinojau, kurios niekada nemačiau, jinai buvo mano įkvėpėja, jinai man padėjo augti mano pirmuosius tuos verslo metus. Jinai buvo tas šaltinis, kuris sakė, kokia tu šaunuolė, kad tu tai darai. Mes susiskambindavom netgi ne pagal kursą, kursas jau buvo pasibaigęs, nežinau, dar 3 metai. Ir karantinas buvo jau pasibaigęs kažkiek laiko, ar ne? Ir mes susibendravom. Ir aš tik po kažkurio laiko labai giliai supratau, kad šita siela buvo atsista iš aukščiau ir kad šita siela turbūt man grąžino skolą, kuri galėjo mane įkvėpti tik tai tam, kad aš galėčiau pereiti kitą lygį. Ir dar vienas žmogus buvo, tai mano gerbėjas iš kitos šalies, kuris atrodo atėjo kitų klausimų, bet tas kitas klausimas neišsirutuliojo, bet išsirutuliojo į tokią gražią draugystę, kuri buvo paremta muzika. Net pačiai ima juokas. Ir ką aš pastebėjau, kad kai mano gyvenime tik tai atsitikdavo labai kažkokios nemalonės situacijos, nes man irgi reikėjo išeiti iš tų kalnelių į harmoningesnį gyvenimą, jisai visada rašydavo: labas Jurgita, kaip tu gyveni? Aš noriu tau paskambinti ir tau padainuoti savo naują dainą. Jis tai yra su gitara. Ir žinai, aš klausydavau ir man bėgdavo toks didelis šiurpas per kūną. Ir tik vėliau supratau, kad tai buvo tas žmogus, kuris pasirodo aiškiaregis, kuris matė daug daugiau, negu aš pati mačiau ir suvokiau, kas aš esu. Ir mano siela gydė per muziką. Tai va, tai jeigu tu šiandien net atrodo esi vienas ar viena, tai žinok, kad negali būti vienas viena. Vis tiek yra šalia žmonės, kurie tau gali padėti, netgi svetimi. Tai va, ir ką noriu pasakyti, tas vyrukas šiai dienai ir nutrūko draugystė kol kas, o su ta moterimi, nuostabiaja mano Natalija, mes karts nuo karto dar susirašom, nes jai labai asocijavosi tokia tai, kad jos jaunesnioji dukra gimusi tą pačią dieną ar tą patį mėnesį kaip aš. Tai va, tai gal kažkuo priminiau ir jos ar ne dukrą, tik tai vyresnė. Ir žinoma, mūsų noras be galo buvo susitikti. Tai aš, žinoma, visada tikiu tuo, kas yra lemta iš aukščiau, kas nuspręsta sielos, visada tas ir įvyksta. Taigi, užbaigiant, jeigu tu šiandien iki dabar išbuvai, noriu tave pakviesti gegužės 29 dieną į mano pirmą, galbūt vienintelį, o galbūt ir nežinau, gyvą susitikimą, kuriame aš tau padėsiu susijungti su savo širdimi, parodysiu, kad galima gyventi laimingiau, pakalbėsiu apie moteriškas energijas, pasidalinsiu savo patirtimi. Pagal tavo gimimo datą, čia bus aišku įrašas iki mūsų susitikimo, atskleisiu tavo stiprybės, tavo talentus, o susitikusios pagal sakralinę geometriją, tai yra tam tikrą modulį, su tam tikrais simboliais,
ir meditacija nupiešia savo žvaigždę. Tai yra reiškia susijungsi su savo sielos esatimi. Kaip pavyks ir kiek, visoms gali skirtingai, nes kiekviena moteris yra vienaip ar daugiau, kaip ir sakiau, viena gali būti 5 klasėje, kita 7 ir 8, todėl aktyvavimasis irgi gali vykti skirtingai ir rezultatas gali vykti skirtingai. Ką turiu omeny, tai reiškia, į tavo gyvenimą ateis daugiau harmonijos, išeis tai, kas nereikalinga, tai, kas tave labai slegia, ateis gilų suvokimai. Dariau aš vieną kartą užsiėmimą ir moteris, mes darėm beje piešę mandalas tada, kur buvo tema pinigai ir gausa. Pirmiausia, ką jinai padarė, tai ko bijojo daryti, tame laike per tas 2 ar 3 valandas jinai parašė kažkokį tai insightą, kuris atėjo Facebook'e viešai, tai reiškia išėjo į erdvę ir išdėstė savo mintis. Ir po kelių mėnesių ir savaičių aš sužinojau, kad vyras, kuris nemokėjo niekada elementų, jai paskambino ir pasakė, aš tau noriu grąžinti visą sumą tiek, kiek aš esu skolingas. Tai va, ir jai, nežinau tiksliai, ar grąžino iš karto, ar kažkokiamis dalimis, bet pinigai pradėjo ateiti. Taigi vyksta tokie stebuklai, kažkas suvokia, kad tai susiję su mandalų piešimu, kažkas suvokia, kad tai su piešimu aplamai susiję, bet jeigu tu nori leistis į šią kelionę ir susitikti su manimi, taigi 29 dieną kviečiu tave ir jeigu tu nori, rašyk noriu į sėkmės žvaigždę. Liko dar kelios vietos, jau yra rezervuota, nes vietos studijoje sako, visų nesutalbinsi, bet jeigu bus paklausa ir noras didelis, aš manau, kad ir antrą kartą galima bus tą padaryti ir pakartoti. Na, o jeigu tu šiandien įžiūrėjai iki pat galo, turiu tau dovaną. Tai visos numerologijos analizėms tik tai su kodu skyrybos negerai, santykiai, ar ne, užsiprogramuot galim paskui, santykiai -12%. Taigi tikrai nedalinu šiaip savo nuolaidų, o dalinu tik tai tam, kuris iki čia ir dabar pažiūrėjo ir pagaliau nusprendė priimti sprendimą ir užsakyti analizę. Kokią ten išsirinkti galima bus nurodytas puslapis, ar ne, ar gyvai, ar online, ar Vilniui susitikus, beje, irgi ateina ir vyrai, ir moterys, kurie myli save, rūpinasi savimi, investuoja į save ir žinoma skina vaisius. Tai jeigu vaisius skinsi ir turi jau prisiauginus saldžių medžių, tai žinoma skinsi juos greičiau, jeigu ten pas tave dar kartumas yra, tai žinok, reiks kažkiek tai palaukti, bet tikrai galiu pasakyti, kad vyksta pokyčiai, jeigu tu priimi sprendimą ateiti, padaryti ir žinoma priimti viską. Tai gražios tau stebuklingos dienos, tikėjimo savimi ir užbaigiant galiu pasakyti, tai, kas atrodo šiandien tau beviltiška ir labai baisu ir nežinai, ką daryti, ieškok tų žmonių ten, kur jie praėjo savo kelią ir jie savo stiprybę, savo patirtimi galės ir tau parodyti panašų, galbūt kažkuo įkvepinti ir nueiti ten, kur ir tavo siela pasirinko. O jeigu dar nesi pasiruošęs pažiūrėti savo į traumas, į savo baimės visas, ateis laikas, kai tą patirsi. Taigi, mylėk save, rūpinkis savimi ir džiaugkis gyvenimu. Jis tikrai yra nuostabus, kai nusiėmi visus rožinius akinius ir pamatai realybę, kas vyksta aplink tave.